rodo Ames TV. Šiandien kalbėsime toliau apie idiomus, kurie yra naudojami anglų kalboje. Labai daug idiomų, jų yra iš tikrųjų tūkstančiai anglų kalboje. Britai naudoja, amerikiečiai naudoja, tai ir spaudoje, ir šnekamojo kalboje. Tai pavyzdžiui, apie riešutus. Riešutai anglų kalboje yra nuts. So galiu sakyti, you're nuts. Tai tik pasakiau tau, you're crazy, kad jums truputį porą varšelių atsiliuosavusių, ar trūksta porą šrubelių. Bet yra draugiška forma, nėra iš tikrųjų piktybiškas įsireiškimas. Bet dažnai lietuvių kalboje kažką panašaus ir sakom, kai jeigu nesutari, nesutinki su draugais ar šeimos nariais. O jeigu sakyčiau, I'm nuts about that movie, tai yra irgi yra pašėlimas. Esu visiškai, jau 5 sykius mačiau tą filmą I am nuts about it, I am crazy about it. Tai čia reiškia, kad labai patinka kažkas. So I'm nuts about it. Tai nereiškia, kad pašėlus, nors gal ir esu truputį. Ačiū, kad buvote kartu. Daugiau pamokėlių rasite Facebook'e.